Sveiki, labas vakaras. Labai keista sakyti labas vakaras, kadangi šiandieną esu Meksikoje, Oaxaca mieste ir čia būtent yra 12 valandų dienos ir sveikinuosi su jumis pirmąjį 2019 metų pirmadienį. Sielos aritmetikos rubrikos tradicija tęsis ir šiais metais, 2019 metais. Žinoma, jeigu mes vieni kitiems padėsime palaikyti šias geras žinias, šią sąmoningumo informacijos kanalą ir jeigu mes kartu susijungsime ir siūsime daug klausimų ir žinoma toliau gvildensime gyvenimiškas, praktiškas temas, kurios padės mums praplėsti sąmoningumą ir atsakyti į savo vidinius klausimus. Jų gyvenimas ir yra mokykla. Ir toje mokykloje mes mokomės skirtingas pamokas, bet visos pamokos yra žmogiškos situacijos, kurios gali padėti mums tapti geresniais, gilesniais, įdomesniais, prasmingesniais žmonėmis ir gyvenimais. Todėl čia ir susirenkame ne tam, kad aš kaip vienas žmogus atsakyčiau į vieną ar kitą klausimą, o tam, kad mes atidarytume tą erdvę ir galėtume pasinerti į sąmoningumo ir prasmingo gyvenimo klausimus. Taigi, ačiū Jums visiems, ačiū už gruodžio mėnesio iššūkio istorijas, kuri jau yra išrinkta ir sulaukusi ir laimėtoja šiandieną bus paskelbta laimingoji istorija šiandieną, kuri laimėjo nemokamą online kelionę į save kursų programą visam likusiam gyvenimui. Taigi, o žinoma, gera žinia toms, kurios nori pradėti 2019 metus prasmingai ir labai pasinerti į save. Žinoma, mes skelbėme nuostabią galimybę įsigyti šią online mokymų programą su 100 eurų nuolaida iki sausio 20 dienos. Norėjau sakyti 2019, bet mes jau visi esam 2019 ir galime prasmingai pradėti šiuos naujus metus. Tai labai gera man matyti, malonu matyti ir jausti visus ir visas, kad jungiamės į vieną šitą erdvę ir jau pradėsiu su nauju klausimu, nauja sielos aritmetikos fraze, laimėtojos istorija ir žinoma, sekantį pirmadienį jau susitiksime gyvai sielos aritmetikos rubrikoje iš savo namų Ibisos salos ir ruošimės Egipto magijai, kuri laukia mūsų vasario mėnesio gale, kovo pradžioje, kur nekantraudama laukiu susitikti tenais. O dabar, kadangi daug keliauju ir noriu paskaityti klausimą atėjusios iš Agnės. Ir klausimas skambėtų taip. Jis labai praktiškas yra, todėl norėčiau pasidalinti su visais šiuo klausimu. Ir Agnė sako, kreipiuosi į Jūs klausimu, kuris man neduoda ramybės. Prieš maždaug pusę metų išsiskyriau su vaikinu. Santykiai truko gana ilgą laiką. Buvo dramatiški, su pertraukomis, sužadėtuvėmis, vaikų planavimu ir skaudžiai pasibaigę. Nuo išsiskyrimo niekaip negaliu pamiršti buvusio draugo. Nėra dienos, kaip apie jį nepagalvočiau. Nors stengiuosi ieškoti kito žmogaus, tačiau viskas kaip užburtame rate. Neužsimezga nauji mano santykiai. Tuo tarpu buvęs draugas iš karto po skyrybų užmezgė santykius su kita moterimi, kas mane įskaudino. Man šiek tiek daugiau nei 30 metų. Noriu sukurti šeimą, susilaukti vaikų. Jaučiu, kai bėga laikas ir nesinori jo švaistyti tuščiai, tačiau nieko negaliu išsivaduoti iš praeities. Ji tarsi mane įkalinusi, nors ir kaip stengiuosi ją pamiršti ir gyventi toliau. Galbūt galėtumėt patarti, kaip turėčiau elgtis tokioje situacijoje. Su nuoširdžiausiais linkėjimais, Agnė. Agnė, labai dėkoju. Dėkoju tau už šitą klausimą, nes jis iš tikrųjų yra labai prasmingas, kadangi ar tai būtų meilės istorija, ar tai būtų pinigų istorija, ar tai būtų pykčio ir atleidimo istorija, visos žmogiškos istorijos mūsų nepaleidžia tol, kol mes neišsprendžiame jos prasmės mūsų gyvenime. Taigi, Agnės
Agnės situacijoje labai stipriai atsispindi skausmas, įsižeidimas, nusivylimas, pavydas, norėjimas kuo greičiau pabėgti į kitą situaciją, kas yra visiškai žmogiškos ir natūralios savybės ir mintys. Ką mes tokiu atveju darome? Norėčiau palyginti šitą situaciją su bandymu pabėgti iš neparuoštų namų darbų arba iš neparuoštų situacijų mūsų gyvenimo mokykloje. Taip? Kas vyksta mokykloje, kada mes neparuošime namų darbų arba nesuprantame vieno arba kito uždavinio? Mes liekame po pamokų arba mes liekame antrais metais arba mes liekame mokintis tą uždavinį, tą dalyką, tą situaciją, kurio mes taip ir nesupratome. Tam, kad galėtume ką daryti? Išlaisvinti savo praeitį arba išlaisvinti to, ko nesupratome, kad galėtume pereiti į aukštesnėje klasę. Lygiai taip pat, Agne, tau šitoje situacijoje yra labai prasminga istorija, kuri ruošia tave žmogui, kuris ateis į tavo gyvenimą, kuris egzistuoja jau šitame pasaulyje ir kuris laukia jūsų susitikimo ir lygiai taip pat ruošiasi tam, kad tu galėtum suprasti, o kągi šita situacija tave moko šitame gyvenimo žaidime ir kodėl tavo buvęs partneris jau turi kitą draugę. Galbūt tavo buvusio partnerio situacija yra visiškai kitokia ir pamokos, kurias jis mokosi šitam gyvenime, yra truputėlį kitokios negu tavo. Šioje situacijoje labai rekomenduoju kiekvienai moteriai pirmiausia nustoti bijoti. Nesvarbu, kiek jums metų, nustoti bijoti, jog laikas eina veltui ir kad jūs vėluojate kažkur, į kažkokį traukinį kažkur suspėti. Tai yra sena programa, kuri įdėta į iš mūsų šeimų, senelių, tėvelių ir socialinės, psichologinės visuomenės, kad mes kažkur turime suspėti kažkokį tam tikrą tarpo, metų laiką ir iki tam tikro laiko ištekėti, iki tam tikro laiko susilaukti vaikų, iki tam tikro laiko pasidaryti tam šitą estafetės uždavinį vadinamą šeima. Bet noriu pabrėžti vieną dalyką. Pirmas dalykas, medicina stipriai žengia į priekį moteris, kurios galvojate apie vaikų gimdymą. Tikrai metai nėra jau didžiulė problema, bent jau Ispanijoje moteris pradeda gimdyti nuo 40 metų, vėlgi tai nėra taisyklė. Antras dalykas, mums labai svarbu pirmiausia šitoje gyvenimo situacijoje, kaip šeima, kūrimas šeimos, partnerystės, susilaukimas vaikų yra ne tam, kad mes susilauktume iki tam tikro amžiaus ir kad parodytume kitiems žmonėms, jog mes esame tokios pačios šaunios kaip ir kitos mūsų draugės, o tam, kad susitikę partneriai galėtume augti ir mokinti savo gyvenimiškų pamokų kartu ir žydėti, būnant mamoms, būnant žmonoms ir būnant draugėms. Tad, mielos moterys, jums svarbiausia, pirmiausia, paruošti pamokas savyje, su savim, dėl savęs. Tam, kad partneris ateitų teisingas partneris į jūsų namus, tam, kad vaikai džiaugtųsi ir žydėtų jūsų meilės istorijoje, o ne tam, kad suspėtume į tam tikrą nustatytą metų, fizinių metų laiką, kad susikurtume šeimą. Taigi, Agne, steptelk šitoje vietoje ir pradėk dirbti ties čia ir dabar. Pirmas dalykas, kurį mes turime visi padaryti, vyrai ir moterys, nustoti skubėti ir jaustis, kad mes kažkur vėluojame. Mes nenuskubėsime niekur, mes nuskubėsime į tą pačią vietą, tai yra pasenusi kūną ir gyvenimo pabaigą. Bet kaip mes nugyvensime kiekvieną dieną, tai ir yra tas menas, kurį galime pradėti daryti čia ir dabar. Tam ir yra online mokymų programa, kurioje mes mokome labai daug pasitikėjimo savimi, kiekvienai moteriai, suvokimo, kiek daug prasmės mes galime atrasti savyje, nepaisant, ar mes turime partnerį ar ne šiai dienai, o suvokiant, jog kiekviena moteris, kuri susijungia su savo dieviška jėga, jinai gali įgalinti ir įprasminti šeimą, įkvėpti kitą vyrą, pajausti, jog šeima yra jos kūryba iš pertekliaus, o ne dartekliaus. Taigi, miela Agne, pradėk šiais metais
atleisti pirmiausia savo partneriui, nes pirmiausia atleidimas išlaisvina mūsų širdį. Ta gali sužinoti, kaip tą padaryti online mokymų kelionė į save kursuose. Ten yra labai daug atleidimų praktikų, kvėpavimo praktikų, meilės savo praktikų, suvokimo savęs ir aplinkos praktikų, gyvenimo kaip mokyklos praktikų. Taip? Ir žinoma, pradėti jaustis komfortabiliai su savimi, kada esi be partnerio, tam, kad ateitų teisingas partneris į tavo erdvę ir tam, kad galėtumėt ne savintis vienas kitą, o kad galėtumėt pradėti gyventi kaip papildantys vienas kitą du žmonės savo gyvenimo mokykloje. Todėl, mielos moterys, miela Agnė, ačiū šitą pakeltą klausimą, kuris tikrai būtinai atsispindės dar ne viename sielos rubrikos aritmetikos istorijoje, nes tai yra labai prasmingas klausimas, savęs vertės, suvokimas, kad mes niekur nevėluojam ir neskubam, ir suvokimas, jog save vertinti turime ne pagal vaikų skaičių ar partnerių, ar šeimos padėties momentą, bet suvokimas savęs iš vidaus. Meilės savo praktiką galite pradėti praktikuoti jau šiandieną. Jeigu išdrįsite nertis į šitą istoriją, kas yra online mokymai kelionė į save, kurie yra visam gyvenimui sukurta programa, kurią galite atsidaryti bet kur ir bet kada, praktikuotis ne tik kvėpavimo praktikas, meditacijas, įvairius paskaitas, bet ir atrasti savyje tiek daug prasmės, tiek daug pasitikėjimo, tiek daug meilės savo. Bet šiandieną noriu Jums padovanoti vieną iš mažyčių praktikų, ką galite daryti savo kiekvieną dieną su savimi. Tai meilės ir pasitikėjimo praktika prieš veidrodį, kiekvieną rytą atsikėlus ryte, pažiūrėti savo į akis, pažiūrėti į savo sielą, pažiūrėti į savo gylį ir pasakyti, aš esu pakankama tai, kas esu. Jau čia ir dabar. Nesvarbu, kokia situacija yra aplinkuje mane, nesvarbu, kiek daug įvykių įvyko dėl to, kad man šiandieną galbūt skauda, liūdna ar nepakankama, aš noriu savo priminti, jog aš esu pakankama tai, kas esu. Ir tuo metu, kada žiūrėsi savo į akis ir tuo metu, kada sakysi savo šiuos žodžius, įsileisk į kiekvieną savo kūno ląstelę šitos žodžius ir leisk jais patikėti, jog tavo kūnas pradės atsipalaiduoti, tavo kūnas pradės vibruoti meilę savo, tavo kūnas pradės nešiotis pasitikėjimo savimi istoriją. Ir tik tada tu galėsi susilaukti pakankamos savo, tos vertos savo žmonių, partnerio situacijos, vaikų situacijos, tada, kada būsi pasiruošusi savyje su savimi. Taigi, daug kantrybės, daug meilės savo, daug suvokimo, jo gyvenimas yra mokykla ir nepriėmimo nieko asmeniškai, ką kitas žmogus padarė su jumis. Nes galbūt jums tau reikėjo, Agne, patirti tai jo partneris, kad tavo partneris išeitų tam, kad tu galėtum išmokti šitą pamoką. Todėl visi mūsų skausmingų situacijų sukėlėjai yra iš tikrųjų mūsų didžiausi mokytojai, už ką mes turime išmokti irgi taip pat padėkoti, atleisti ir paleisti. Tikiuosi, kad į šį klausimą įdėjau truputėlį daugiau sąmoningumo, išminties, šviesos ir linkiu ties juo padirbti, nes tai yra nuostabi pamoka įsileisti pasitikėjimo, meilės savo ir atleidimo praktikų. Tos, kurios pasiryžę keisti savo gyvenimą, tikrai linkiu prisijungti prie online mokymo programos kelionė į save, kuri atneš nuostabius rezultatus. Tai yra visų 10 metų sudėtų praktikų istorijos, kurios atneš labai daug atradimų. O dabar noriu uždaryti ir atidaryti tuo pačiu metu gruodžio mėnesio iššūkių istorijas, kurios atnešė tiek daug džiaugsmo man jas skaitant, atnešė tiek daug matymo, kiek daug pozityvių minčių gali atnešti norėjimas, tikėjimas ir gebėjimas transformuoti bet kokią baimę į norą gyventi geriau, į norą gyventi šviesiau, į norą tikėti tuo, ką norime gauti. Taigi, laimingoji istorija
kuri laimėjo kelionę į save, kursus nemokamai, atitenka Akvilei. Akvilė, kuri mums pasakoja apie, vėlgi labai įdomi istorija, apie laukimosi istoriją. Akvilė pasakoja apie tai, kaip labai sunkiai išnešiojo pirmąjį vaikelį ir tol, kol, kadangi dukrytė gimė žymiai anksčiau negu buvo planuota, joje susiformavo labai didžiulė baimė, kad galbūt neišnešios antrojo vaiko, kad galbūt daugiau negalės turėti vaikų ir žinoma didžiulė atsakomybė ir pyktis ant savęs, jog reiškiasi tokia didžiulė atsakomybė, jog galėjo netgi neišnešioti to vaikelio, nors vėliau ateityje vaikelis išsivystė sveikas ir viskas tvarkoja. Šiai dienai Akvilė laukėsi antrojo vaikelio ir ją lanko lygiai ta pati baimių, reiškiasi tas pats debesis ir Akvilė kreipėsi rašydama, kaip jinai kiekvieną dieną pozityviai skleidžia savo mintis ir savo motinišką instinktą, norėdama tikėti, jog viskas bus gerai ir dukrytė gims tokia ir vaikelis gims sveikas ir išnešiotas. Todėl Akvilė jaučiu labai didžiulį palaikymą tau ir didžiulį palaikymą iš visų moterų, jog būtent tau čia ir dabar reikalinga šitą online mokymų kelionė į save programa, kuri padės tau patikėti, jog visko, ko mes norime, visko, kuo mes tikime, o ne ko mes bijome, gali ateiti į mūsų gyvenimą. Todėl tikiu, kad visos šios praktikos, kurios yra sudėtos į online mokymų kelionę į save, meilės praktikos, pasitikėjimo praktikos, ramybės praktikos, kvėpavimo praktikos, visa tai padės tau atnešti tą pasitikėjimą, tą motinišką instinktą, jog viskas bus gerai ir vaikelis gims toks, kokio nori tu, kad būtų. O mes to atžvilgiu, visa bijų komanda ir visos bijų mokyklos praėjusios moterys, kurios tapo seserimis, palaikysime tą erdvę, kad kiekviena moteris suvoktų, jog tikėjimas, pasitikėjimas, seseriškumas ir palaikymas vienas kitų, tai ir yra didžiausia galia, ką darydavo mūsų senovės išmintės moterys visose pasaulio kampeliuose, kada susirinkdavo į didelius ratus, dainuodavo, šokdavo, verkdavo, gydydavo vienas kitas ir palaikydavo tam, kad mūsų šeimos, vaikai, atžalos būtų sveiki, kad mūsų vyrai būtų stiprus, kad būtų įkvėpti, o mes moterys žydėtume. Todėl ačiū tau už tokią nuostabią istoriją, už drįsimą, už drąsą eiti toliau ir auginti savo šeimą. Ir labai dėkoju, mes su tavim susisieksim, o visom kitoms linkiu palaikyti vienas kitas, įkvėpti vienas kitas, siųsti savo klausimus, siųsti savo istorijas, nes kiekviena pozityvi istorija gali atnešti dar vieną naują viltį kitam gyvenimui. Ir šiandieną, kadangi neturiu sielos aritmetikos rubrikos, sielos aritmetikos knygos čia su savimi, bet turiu online sielos aritmetikos knygą, kurią galima irgi įsigyti internetu, noriu tiesiog padaryti šią magiją kartu ir susijungti į vieną bendrą erdvę ir įsitraukti tą frazę, kuri šiandieną mus aplankys. Taigi, frazė, stop frazė ir matau yra 46 puslapis. Mūsų šios savaitės frazė sielos aritmetikos knygoje pasitinka tokia. Kad būtume laimingi ateityje, tokie jaustis turime jau šiandien. Kad būtume turtingi ateityje, turtingi turime jaustis jau šiandieną. Kad būtume mylimi rytoj, jau šiandieną išmokime sukurti laimės būseną ir pradėkime skleisti meilę patys, mylėkime kitus. Aš manau, labai prasminga, naudinga frazė ir labai į temą, kaip visada, sielos aritmetika, sujungianti visus aspektus.
Turime tikėti ir pasitikėti, netgi jei šiandieną bijome, netgi jeigu šiandieną skauda, netgi jeigu šiandieną pykstame. Turime kreiptis ne į ten, kur yra žema vibracija, ne į ten, kur yra tamsi vibracija, o ten, kur norime mes būti, ten, kur yra saulė, ten, kur yra meilė, ten, kur yra pasitikėjimas, viltis ir šviesa. Tik taip mes galėsime sukurti savo erdvę, tik tokią, kokią mes norime, kad ji būtų. Tikėkime tuom, kur norime atsidurti, tuom, kom norime tapti, jau čia ir dabar. Ir patikėkit manim, kiek daug pasaulyje mes galime transformuoti, pakeisti savo gyvenime, savo mintyse, savo sveikatoje ir savo aplinkoje. Sėkmės mums visiems. Ačiū už buvimą čia ir dabar. Tęskime šiais 2019 metais Sielos aritmetikos rubriką kartu. Laukiu jūsų klausimų ir iki pasimatymo kitą pirmadienį Sielos aritmetikos rubrikoje. Iki.